Sveiki, Gintaras anglų kalbos kursai.net. Praėjusį kartą mes padarėme pirmą pamoką ir dabar atėjo laikas pasikartoti žodžius. Kaip mes tai darysim? Keliaujame į skyrių vocabulary. Ir čia dabar yra mano visa krūva žodžių. Iš tikrųjų, jeigu mes turėjom tik vieną pamoką, kad būtų paprasčiau, aš juos čia išsifiltruosiu. Taip, mūsų pamoka yra šita. Va, ten aš užlinkinau 2 žodžius. Dabar, kaip aš juos mokausi. Dabar matom, kad čia jie turi, nežinau ar matosi ar ne, turi tam tikrą indeksą kiekvienas žodis ir čia yra vienetukai. Tai reiškia, kad šitas žodis yra dar nežinomas. Po to, jeigu mes jį peržiūrėsim šitą žodį kažkiek kartų ir indeksas pasikeis į 4, tada sistema įskaitys šitą žodį kaip jau žinoma. Taigi, kaip mes čia mokomės. Spaudžiame mygtuką flashcards. Ir atsidaro čia mums flashcardai. Žiūrim į žodį, žinom mes jį arba nežinom. Jeigu mes, bet kuriuo atveju čia tas pats kaip su supermemo, spaudžiam check, jeigu mes žinom, spaudžiam got it, jeigu nežinom, spaudžiam ups. Sakykime, aš šitą žodį žinau, o to nežinau. Tada aš pasižiūriu dar į frazę ir jeigu man dabar jau pasidaro jisai aiškus, aš spaudžiu tada check. Ir jeigu žinau, spaudžiu got it. Toliau visi tie žodžiai yra rodomi 2 kartus. Ir jeigu 2 kartus aš paspaudžiau gerai, tada tas flashcardas dingsta, kadangi čia yra uždėta varnelė, kad juos pašalinti, jeigu 2 kartus buvo atsakyti teisingai. Šitą žodį, sakykime, aš jau dabar atsimenu gerai, spaudžiu dar kartą, bet jis nedingo, nors ir 2 kartus atsakiau teisingai, kadangi man buvo pasufleruota frazė. Taigi šitą žodį reikės dar kartą atsakyti teisingai ir tik tada jisai dings. Viskas, darbas baigtas. Tai buvo darbas su žodynu. Reiškia, jeigu mes vakar išsivertėme tekstą, kitą dieną galim pasikartoti žodžius. Kodėl kitą dieną, o ne tą pačią? Apie tai yra atskira kalba ir aš šio vaizdelio pabaigoje pasakysiu, ką galima padaryti, kad sužinoti, kodėl čia taip yra padaryta. Taigi dabar čia yra paprastas rankinis būdas žiūrėti, peržiūrinėti savo žodžiams, kurį aš naudoju. Šiaip jau sistemoje yra ir kitas būdas. Pradžioj registracijos metu aš rodžiau varnelę, kur galima uždėti ją arba nuimti, kas link laiškų iš link. Dabar, jeigu aš grįžtu atgal į nustatymus ir pasižiūriu, kur čia tos yra varnelės. Taip, čia yra štai ta varnelė. Jeigu aš ją nuimsiu, link kiekvieną dieną man atsiųs laišką su nuoroda į tuos žodžius, kuriuos reikia pasikartoti būtent tą dieną, ne anksčiau ir ne vėliau. Čia galima nusistatyti, kiek žodžių mes norim, kad mums atsiųstų. Iš tikrųjų galima žymėti maksimumą. Kadangi aš šitą paslaugą nesinaudoju, tai čia pas mane visur nustatytas pagal defaultą minimumas. Bet jeigu aš dirbčiau taip, kaip čia siūloma, tai aš nusistatyčiau maksimumą, kadangi tai nėra baisiai daug. Vis tiek per vieną dieną dažniausiai mes tiek žodžių neprisižymime, kad tiesiog nespėtume jų kartotis. Taigi, dar kartą, jeigu norime gauti sąrašą žodžių, tiksliai sistemos apskaičiuotą sąrašą, kuriuos žodžius ir kada kartotis, jeigu mes juos norime gauti kiekvieną dieną, o nesukti galvą patys, ką kartot, ko ne, nuimam šitą varnelę. Ir čia va susidedam visur maksimumus. Jeigu mokomės vieną kalbą, užsidedam maksimalų skaičių. Ir spaudžiame Save Changes. Tai va ir viskas, ką mes darėme su žodynu. Dabar, kaip aš sakiau, pabaigoje
pabaigoje pasakysiu, kas čia yra per flashcardai, kas čia yra per sistema, kaip ji veikia ir kodėl veikia. Šita sistema yra padaryta Ebbinghauso kreivės principu. Ir kas tai yra per principas? Jūs galite nukeliauti į mano blogą ir puslapyje Supermemo rasti formą, kurią užpildę gausite PowerPoint prezentaciją apie tai, kas yra Ebbinghauso kreivė, kaip ji veikia mūsų atmintį. Tiksliau sakant, ta kreivė rodo, kaip dirba mūsų atmintis ir ten yra pasiūlymai, ką daryti, kad atmintis dirbtų geriau. Taigi dabar galite keliauti tiesiai į puslapį Supermemo, užsisakyti tą prezentaciją ir pamatysit, kokiu principu yra sukonstruota šita flashcardų sistema. Sistemoje link. Čia buvo Gintaras. Ačiū, kad žiūrėjot. Užeikite į mano blogą anglų-kalbos-kursai.net. Pasiieškokit idėjų ir sėkmės moksluose. Iki.